myli Jūratę ir nori ją susigrąžinti. Andrius prisikinėja amžiną meilę, sako, kad jis yra nepavydus. Sako, išbandykim meilę, pavydą ir kantrybę. Tai, Rolandai, man atrodo, tavo piktesniam balsui tiks. O kodėl piktai? Padaryk gražiai. Gražiai? Tai aišku. Labas. Jo, nes Sveikutis. Labas. Atiduok, Ne, toksai... Ne, gerai. Ne. Toks, tipo, aš norėčiau, kad viskas gražiai, žinai, tipo, nepiktai kažkaip susidėliotų gyvenime. Tu supranti, ką aš noriu pasakyti, ar ne? Gerai. Ko jis svarbu? Klausau. Sveikas, gyvas. Sveiks. Andriušė. Jo. Sveikas. Sveiks. Kas čia skambina? Tu ko gero manęs gal ir žinai, bet nepažįsti. Ernestas. Čia iš kur? Iš kur? Turi laiko pakalbėti iški? Nu, biški turiu. Gali patildinti ant kažką? Jo. Klausyk, nelabai aš noriu tau skambinti, bet reikia skambinti. Žodžiu, dėl Jūratės. Nu. Tu dar su Jevis? Jo. Tu žinai, kas aš esu turbūt, ar ne? Buvęs, ko gero. Nu, ko gero. Daug pasakoja apie mane. Man, nelabai, žinau, kas nelabai ir gilinos. Supratau, žiūrėk. Aš vieną dieną buvau susimatęs, žinai, su Jūratė. Nu. Ir šiaip, daug visko mano gyvenime įvyko, žinai, ir dar 6 metai su ja ten, ir viskas. Ir esmė, aš taip dabar paprastai, žinai, ir keliais žodžiais papasakosiu tau viską, kaip yra, ir noriu tavęs išgirsti, žinai. Žodžiu, aš noriu, kad Jūratė pas mane grįžtų. Ir? Nu, nieko ir. Tiesiog noriu susigrąžinti savo buvusią merginą. Ar čia nėra labai aišku? Nu, aišku. Bet tai, ką žinau, aš tai nenoriu nekiek paleist, žinau. Tai aš žinau, kad galbūt tu nenori, bet matai, kur 6 metai yra, kur ten jūs kiek iš čia, kokius kelias mėnesius tik draugavot? Nu, jo. Tai va, tai... Tiesiog, tu įsivaizduok mane dabar, žinai, irgi. Visko yra buvę ir aš dabar tiesiog esu visiškai 100% įsitikinęs, kad man jos labai reikia ir kad, tiesiog, metai daro savo, žinai, ir mes, turim vienas kitam būt šalia. Nu. Klausimas dar, ką yra apie tai mano? Žinai, ji dabar visų pirma gailės tavęs ir tikrai sakys, kad ne, bet aš žinau ją. Aš 6 metus su ją buvau, tai žinau, kad ji tikrai mane myli. Nu, nežinau, aš tai tikrai nesiruošiu atiduoti. Tai aš žinai, čiagi nedaiktas, kad paimti atiduoti. Ką aš norėjau pasakyti. Tai sakyk dabar tu, ką tu siūlai. Ką aš galiu pasiūlyti tau? Ne, net tu man tai nieko negali pasiūlyti. Ta prasme, aš tau sakau kaip faktą. Aš supratau, kad man, ta prasme, Jūratė yra viskas ir mes kartu dabar būsim toliau. Tai aš tau tą ir sakau. Nebent aš tau gal kažką galiu pasiūlyti kaip mainais, nežinau. Ką žinau, man tikrai tu niekad... Vietoj Jūratės tikrai niekad nepasiūlysi. Bet žinai, aš dar gražiai su tavim kalbu, skaityk, aš galėjau, žinai, nesakyti nieko, pasimti Jūratę ir... Galėjai ten visokius naurotus daryti, viskas. Jo, bet aš suprantu, kad čia esi viską maladėt, čia po manęs, žodžiu, pasirūpinai ją. Tai žiūrėk, aš tau siūlau, taip va, aš pasiemu Jūratę ir tau duodu 2 štukės litų. Ne, baig, aš tikrai ant tokio nepasirašau. Ką, tau pinigų nereikia, aš nesuprantu? Ne, baig juokas. Kokį juoką, aišku, Jūratė nesakytum šitą. Ne, baig juokas, aš tikrai netoks žmogus, kad dabar paimu ir pasako, davai, baigiam draugystę, tai tu man 2 štukas duodi. Aš netoks žmogus esu. Tai gerai, sakyk, sumą tada. Ne piniguose esmė.
O kame? Meilės už pinigus nenupirksi. Kas man tas 2 štukas, aš jas gausiu, ten daugiau kažką. Nu ką, aš gausiu tas babkas, nu ką, babkis išeis, meilė negrįž. Bet tu nesi tikras, ar tave įmyli, supranti? Aš esu tam tikras. Aš, žinok, vat, prieš porą dienų buvau sutikęs Vilniui, tai žinai, kaip sakoma, viskas atgyjo. Bet tikrai aš nesu toks žmogus, kad advokatų siūlė. Aš suprantu, kad nesi, tai čia tarp mūsų tik yra, supranti, nieks nežinos. Ne, tai aš suprantu, kad tik tarp mūsų, bet tai vis tiek aš ant tokio nepasirašau tikrai. Ir tikrai, žinau, netiduosiu tą Jūratę. Tai ar tu galėjai laikyti? Tai tavęs nemyli, mane myli, tai aišku, kad su manim liks. Aš tiesiog norėjau tau, kažkaip, kad nebūtų, žinai, taip sunku. Ką žinau. O tu myli ją? O aš tai myliu. Kažkaip, aš įsivaizduoju, kad jeigu mylėtum, kažkaip kitaip kalbėtum. Kodėl? Ką žinau. Tipo, dabar bandai čia mane kažkaip pasakyti, kad čia babkių siūliu ir panašiai. Pasakysi tą Jūratį, žinai, vėl čia kažką prasidės. Ne, tai manęs nepažįstam, ką žinau. Įdomi čia šneki irgi. Ne, aš paklausiu, ar tu myli, tai sakai myli, okei, bet man kažkaip nesijaučiu, supranti, kad toks, nei ten pradėjai pult kažką, pavyzdžiui, kai mes draugavom, ten kažkoks bachuriukas, kai būdavo paskambino, tai Šaikės, aš važiuodavau su Šaiku jį, žinai. Ne, matai, aš irgi ne tas žmogus, kad ten iš karto kas nors ir antras burk, aš geriau pirmiausia įsiaiškinsiu viską ir tada pradėsiu žiūrėti, ką daryti. Gerai, tai ką mes dabar galim padaryti? Aš grįžau. Galim padaryti, nes aš tikrai nepaleisiu jos. Ta prasme, bent jau, ką žinau, jeigu jinai apsispręs, tai ką padarysi. Bet šiaip aš jau pats vadovauju, tai tikrai nenoriu jos prarasti. O tai ką man daryti siūlai? Nežinau. 6 metus išbuvom, žinai. Tai žinau, kad 6 metus. Tai daug, gal daugiau negu tu. Tai taip. Daugiau viską esam patyrę. Ir dabar dėl tavęs aš irgi turiu, aš žinok irgi neatsisakysiu. Aš irgi kovosiu dar daugiau negu kovojau prieš tai. Kovosim, vadinas? O tu Vilniui dabar? Ne, aš ne Vilniui. O aš Vilniui. Ir? Jūratė 10 minučių atstumų nuo manęs. Tai šaunu tau. Taip, tai aš dabar važiuosiu pas ją. Pažiūrėsim. Pasižiūrėsim. Tai ką tu man dabar uždrausi nuvažiuoti pas savo buvusią paną? Bet tu irgi įdomus. Draugiškai gimęs. Draus tai nedrausiu, bet tai ten, ką žinau. Vilniui pažįstama irgi yra. Tai dabar tu man pradėt gazdinti jau, ne? Toks tas gazdinimas. Žinok, nenorėk, kad aš irgi pradėčiau tave gazdinti. Aš tau normaliai paskambinau, siūlau babkių normaliai dar nesu tiek niekam siūlęs. Ir dabar tu mane pradėt gazdinti. Aš negazdinu, aš tik šiaip. O tu žinai, kas aš toks esu? Nežinau, nelabai man įdomu. Zip FM. Zajabys. Sveikas, Andriau, radistai su tavim. Šaunu. Jo, tai Įkliuvai, ne? Rima atsiuntė apie tave informaciją ir apie tavo mergaitę. Jokio Ernesto, žinok, nėra. Dabar jau supratau. Tai vat. Ar šiek tiek buvai toks, bet iš balso taip nesijautė, kad jaudintumės, kad kažkas čia blogai būtų. Tiesiog paskui. Šiaip vis tiek būčiau pasiskambinęs draugė ir išsiaiškinęs, ar ten buvo tikrai susitikus ar ką. Tai koks. Tai kiek jūs kartu jau? 9 mėnesiai? Ne, 9 nėra, mes kada po naujų metų pradėjom šiaip jau rimtai draugauti. Nes rašė, kad 9. Supratau, tai nesiparink, Ernesto nėra. Jo, da man įdomu, kaip aš tavo balsą nepažinau. Nes kaip išgirdau radistai, tai taip jau. Jo. Dabar geriau ant sielos, dabar geriau jau? Jo, žymiai. Super, tai džiaugiamės. Gerai, tai sėkmės tau ir gražios draugystės. Gražios jo meilės jums. Dėkui, vyrai. Viskas, iki. Nu.
Sak, dėkui, vyrai. Gerai, klausom Above and Beyond.